Sveiki prisijungę prie Vaivos. Vaiva – tai pradinių klasių mokytojams skirta elektroninė priemonė, kuri padės greitai ir lengvai pasiruošti pamokoms ir sklandžiai demonstruoti mokomosius objektus klasėje. Puslapio viršuje pateikta mėnesių temų juosta. Kairėje matote mokomųjų objektų archyvą ir paieškos sistemą. Mėnesio pradinėme puslapyje rasite pagrindinių mėnesio temų aprašymus ir kiekvienai temai parengtus mokomųjų objektų rinkinius. Dešinėje puslapio pusėje pateikti mokomųjų objektų įkėlimo ir veiklos planavimo įrankiai. Tai vaizdo, garso įrašai, interaktyvūs žaidimai, nuotraukos, prezentacijos ir kiti dokumentai. Sąraše galite pamatyti pasirinkto mėnesio arba visų metų mokomosius objektus. Taip pat galite ieškoti jų pagal dalyką, tipą arba norimą raktinį žodį. Į laukelį įrašykite ieškomo objekto pavadinimo dalį ir sistema pasiūlys visus ją atitinkančius objektus. Spausdami kiekvieno mokomojo objekto nuorodą, susipažinsite su jų turiniu, apsispręsite, kurie objektai tiktų peržiūrai per pamokas. Priemonėje yra galimybė ne tik naudoti siūlomais mokomaisiais objektais, bet ir kiekvienam vartotojui įkelti savo jau turimus ar sukurti naujus mokomosius objektus. Norėdami tai padaryti, rinkitės nuorodą susikurti mokymosi objektą. Tuomet pasirinkite, kokio tipo objektą norite įkelti. Visus įkeltus objektus matysite pasirinkto mėnesio mokomųjų objektų sąraše. Visa įkelta medžiaga bus privati, jos nematys ir ją negalės naudotis kiti vartotojai. Jei pasirinkote įkelti iliustracijas, visų pirma įveskite mokomojo objekto pavadinimą bei trumpą aprašymą. Tuomet pasirinkite iliustraciją iš savo kompiuterio. Jei norite, kiekvieną iliustraciją galite pavadinti ir aprašyti. Norėdami įkelti daugiau nei vieną iliustraciją, spauskite nuorodą Pridėti iliustraciją. Baigę kelti visas norimas iliustracijas, priskirkite mokomąjį objektą prie norimo mėnesio, temos ir dalyko. Tai atlikę, objektą galėsite lengvai rasti paieškos sistemoje. Užpildę visus reikiamus laukelius, spauskite Sukurti. Įkeltą objektą matysite pasirinkto mėnesio mokomųjų objektų sąraše. Panorėję jį galite redaguoti arba panaikinti. Jei pasirinkote įkelti vaizdo įrašą, visų pirma įveskite mokomojo objekto pavadinimą bei trumpą aprašymą. Vaizdo įrašą galite pasirinkti iš savo asmeninio kompiuterio arba svetainės youtube.com. Pasirinktą įrašą iš savo kompiuterio įkelkite. Įrašykite pavadinimą ir aprašymą. Norėdami įkelti vaizdo medžiagą iš youtube.com, nukopijuokite įrašo adreso simbolius, esančius po lygybės ženklu. Nukopijuotą adreso dalį įkelkite į laukelį YouTube Video ID. Baigę įkelti vaizdo medžiagą, priskirkite mokomąjį objektą prie norimo mėnesio temos ir dalykų. Tai atlikę objektą galėsite lengvai rasti paieškos sistemoje.
Užpildę visus reikiamus laukelius spauskite Sukurti. Įkeltą objektą matysite pasirinkto mėnesio mokomųjų objektų sąraše. Jei pasirinkote įkelti garso įrašą, visų pirma įveskite mokomojo objekto pavadinimą bei trumpą aprašymą. Tuomet pasirinkite garso įrašą iš savo kompiuterio. Jei norite, jį galite pavadinti ir aprašyti. Jei norite įkelti garso įrašą iš YouTube.com, naudokitės vaizdo įrašo įkelimo instrukciją. Įkėlę garso įrašą, priskirkite mokomąjį objektą prie norimo mėnesio, temos ir dalyko. Tai atlikę, objektą galėsite lengvai rasti paieškos sistemoje. Užpildę visus reikiamus laukelius spauskite Sukurti. Įkeltą objektą matysite pasirinkto mėnesio mokomųjų objektų sąraše. Į elektroninę priemonę galima įkelti ir kitus dokumentus. Jei pasirinkote įkelti kitą dokumentą, visų pirma įveskite mokomojo objekto pavadinimą bei trumpą aprašymą. Tuomet pasirinkite dokumentą iš savo kompiuterio. Jei norite, jį galite pavadinti ir aprašyti. Įkėlę dokumentą, priskirkite jį prie norimo mėnesio, temos ir dalyko. Tai atlikę, dokumentą galėsite lengvai rasti paieškos sistemoje. Užpildę visus reikiamus laukelius spauskite Sukurti. Įkeltą objektą matysite pasirinkto mėnesio mokomųjų objektų sąraše. Jei pasirinkote įkelti prezentaciją, visų pirma įveskite mokomojo objekto pavadinimą bei trumpą aprašymą. Pasirinkite dokumentą iš savo kompiuterio. Jei norite, jį galite pavadinti ir aprašyti. Įkėlę prezentaciją, priskirkite ją prie norimo mėnesio, temos ir dalyko. Tai atlikę, dokumentą galėsite lengvai rasti paieškos sistemoje. Užpildę visus reikiamus laukelius spauskite Sukurti. Įkeltą objektą matysite pasirinkto mėnesio mokomųjų objektų sąraše. Norėdami suplanuoti, kokią medžiagą demonstruosite per pamokas, naudokitės planavimo įrankiu. Spauskite nuorodą Susikurti veiklą. Įveskite veiklos pavadinimą. Naudodamiesi mokomųjų objektų archyvu, susidėliokite norimą mokomųjų objektų demonstravimo eilę. Sukurtą objektų demonstravimo planą išsaugokite. Sukurtas veiklas matysite paspaudę nuorodą Visos veiklos. Naudodamiesi paieškos laukeliu, čia norimą veiklą galėsite rasti pagal raktinį žodį, taip pat rūšiuoti visas veiklas pagal sukūrimo datą arba abėcėlę. Redaguoti ir panaikinti veiklą galėsite ją atidarę. Redaguodami pašalinkite norimus keisti mokomuosius objektus ir įkelkite naujus. Pakeitimus išsaugokite. Panorėję, veiklą galite sunaikinti. Tuomet ji bus pašalinta iš visų veiklų sąrašo. Norėdami demonstruoti mokomuosius objektus klasiai, pasirinkite norimą veiklą. Naujausias savo sukurtas veiklas visada matysite puslapio dešinėje. Išdidinkite rodomą vaizdą, tuomet mokiniai nematys jūsų darbalaukio. Jei mokomąjį objektą sudaro kelios iliustracijos,
Naudokitės valdymo mygtukais ekrano kairėje. Norėdami pereiti prie kito objekto arba grįžti prie ankstesnio, naudokitės mygtukais sekantis ir ankstesnis. Dešinėje pusėje esantis pilkas valdymo laukelis leis padidinti arba sumažinti iliustracijas. Kryžiukas išjungs demonstravimo funkciją.